važiuojam. Šį kartą važiuojame mes į, neatspėsi, niekada. Vežu prekes į Rimi. Vežu alų į Rimi. Kodėl taip darau? Todėl, kad atostogos. Žmonėms atostogos ir nėra kam, tai man paliko. Turiu nuvežti Birembo alų ir palikti Rimi sandėlį. Tai pirmą kartą tokį darbą darau, susipažinsiu su tvarka. Oi, sveikatą. Jau ten aprašymą man atsiuntė didelį, nes labai daug taisyklių visokių ten, pradedant nuo antbačių, liemenių, atėjimų, iškrovimų, pridavimų. Ten kiekvienas prekybos centras turi begalę savo dalykų, kiekvienas turi savo taisyklės. Ir net užsakymų pateikimas didžioji daly prekybos centrų vyksta per tą pačią sistemą, bet taisyklės skiriasi. Ta pati sistema, o taisyklės kardinaliai skiriasi. Ir tai nesąmonės tokios ten yra, žodžiu, yra, nors sistema vienoda, bet tu turi galvoje laikyti ir žinot visas išimtis ir kiekvieną kabliuką, kur padėti. Yra tokių dalykų, kur tiesiog turi žinot, kad ten tokį simbolį reikia dėti, kitaip nedės. Arba ten nieks neveikia atsinaujinimas, bet ten padarius taip, tada nuhakinama ir atsinaujinama. Tai va, yra begalės taisyklių, su ne vienu prekybos centru turbūt iš pirmo karto prekės nebuvo nuvažiavusios gerai, teisingai ir tvarkingai, kaip turėtų būti. Tai sunku. Gera žinia, kad Biremborą jau rasti ir Norfa XL-ose, ne tik XXL-ose, kas Vilniuje yra tik 5 parduotuvės, bet XL-ų daug daugiau yra. Tai ilgai užtruko. Šiaip, jūs turbūt nežinote daugelis, bet su prekybos centrais dirbant yra labai sunku dirbti, nes jų yra reikalavimai. Ačiū. Jų reikalavimai yra labai skirtingi, labai griežti. Tęsiam toliau, tai prekybos centras apskritai yra įdomi vieta. Atsiprašau už triukšmą, bet čia mašina tokia. Volvo sutvarkė, paskambino šiandien, kad sutvarkė, ten nežinau, kiek kainuos, jaučiu kosmosą, bet beveik 2 savaitės tvarkė. Detalių laukia, iš Švedijos važiavo detalės. Tai kiekvienam prekybos centru susibendrauti ir sugebėti patekti tenais užtrunka, turbūt vidutiniškai kokie 6-8 mėnesiai. Taip atrodo, kad pradeda daug dirbti ir varai intensyviai visą kitą, pradžią tu nieko neįdomus, po to neatsako, neignoruoja, pažada nepadaro, čia visur yra žiauriniai. Nėra tokios tvarkos, kaip galvojam, kad didelis prekybos centras ar ten tinklas, net centras. Ir jie dirba labai kažkaip tvarkingai, pagal kažkokią tai tenais, nežinau, dienotvarkę, bet taip nėra. Kiekvienas turi savo žmogišką faktorių ir labai rimtą. Tai kiekvienas didelis pardavėjas turi savo kažkokių specifikų. Ir labai sunku yra, tikrai labai sunku, patikėkit. Reikia turėti užsispyrimo ir reikia turėti laiko. Tai va, tai jau Norfa XL-us pramušėm, važiuojam toliau nuo kitos ar dar kitos, padvėjęs po savaičių Rimi praplės mūsų irgi asortimentai, nebe didžiausias, būsim ir mažesnėse Rimi. Žiauriai džiaugiuosi, Rimi gerai varo, faina. Tai va, Rimi, Norfos, varykite, pirkite, Vinotekos yra ir dirbam toliau. Tai artimiausiu metu dar pranešim, turim dar susitarimus, bet dar nevažiuojam. Tai kai važiuosim, tada pasakysiu. Bet judam gerai, judam į priekį. Ir mūsų alaus rasti vis toliau daugiau ir daugiau. Tai kas yra faina. Kad nebereiks eiti ieškoti specialiai, o bus prie namų. Ir apie festivalį. Liko 3 dienos iki festivalio. Pirkit bilietus iš anksto, kainuos brangiau prie kasų, galite ir vietoj, bet brangiau. Ir milijonas iššūkių yra. Milijonas. Vėl tik tai dabar suplaukė visi duomenys, namie elektrą atjungė, nes kažką dirba, visą dieną nėra elektros. Tai kompas nusėdo, tada aš turiu važiuoti čia, tada turiu važiuoti į barą, dirbti šią savaitę 2 dienas, nes kitaip nesigauna. Ir tada neaišku kaip su laiku ir toks labai išmuša, labai. Kai darai milijoną dalykų, tai taip jau būna. Aš toks žmogus, kad man kaip bardakas, šiukšlynas mane nervina, bet kai ramu mane dar labiau nervina. Tai. Bet orą žada žiauriai gerą, lietaus nežada,
Tai šortai maikutė ir pirminį festivalį. Tai penktadienį nuo 3 valandų, faina, vakare belė kiek muzikos, ir didžėjus, ir gyva muzika, labai faina, iki 10 vakaro. Šeštadienį nuo 12 pradedam, tai 12 valandą atvarykit, pasibūsit, ramiai, nereiks iki vakaro sėdėti. Pradžioje visada būna ramiau, tai tas yra faina, nes tada žmonės gali daugiau pabendrauti tarpusavyje, daugiau susišnekėti gali. Tai atvarykit, tikrai bus gražu, tiek daug lietuviško alaus vieno vietoje tikrai niekur nerasite. Kalnų parke jau penktadienį ir šeštadienį. Alaus festivalis.lt. O. Nieko nesimato, ne? Tamsa. Čia ne todėl, kad kažkur pasislėpiau, todėl, kad važiuoju namo. O darbo taip jau būna visą laiką. Kai ateina naktis, važiuojam namo. Tai dabar čia 1 valanda, praktiškai. Žiauriai gera diena. Ne piniginė prasme, bet nuotaikos prasme. Man kaip patinka anglai, tai ne tas žodis. Bet šiaip gerai prasidėjo. Atvarė pačiai pradžioj Olandų jaunimėlis tokie, bet labai faini, labai linksmi, ten pažaidė kortų, pabendravo, pasidėjo visai normaliai, bet toks, labai smagiai. Po to atvarė lietuviai, irgi kompanija tokie, irgi žiauriai, faini, linksmi, pozityvus, iki negalėjimo. Tada pavienių dar tokių atėjo, visi belė kokio faini šiandien, ne vieno nebuvo, kuris būtų susiraukęs ar nepatenkintas. Ir galė dar anglų padavėte, nežinau, jų gal 10 kokių. Ir visi pensininkai, ryškus pensininkai, tikrai. Ir jie sakė, kasmet keliauja į kažkur tai į vieną šalį, aplankyti, pabūti. Tai vienas iš jų 3 kartą Lietuvoje, vienas 2 kartą, o kiti nebuvę niekada. Ir ko čia atvažiavo, tai žino, kokia priežastis to yra. Ne tik tai, kad kelionės, bet lietuviško alaus festivalis. Jo, jie atvarė lietuviško alaus festivalį žmonės. Jie atvarė anksčiau, nes turi laiko, savaitėliai. Tai sekmadienį išskrenda, atvažiavo vakar gal, tai pirmadienį. Tai savaitę beveik ir gaunasi. Tai šiam bare praleidom laiką labai fainai, žiauriai fainai pašnekėjom, labai faini žmonės. Pozityvus, alaus kelionių mėgėjai. Ir jie keliauja irgi taip pat lygiai po barus, mėgsta alaus patsigerti. Lietai, tokie maratonininkai, žinot, kaip būna, kai yra sprinteriai, kurie geria eina mėgot. Yra maratonininkai, kurie geria. Tai va, tai kažkaip šiandien, ir po to iš Kroatijos atvarė hibrytą, irgi 4, vienas ispanas ir 3 kroatai. Irgi, belė koks pozityvas, kaip man smagu, kažkoks, sakau, šiandien tokia diena, ne visada mano tokių dienų, tikrai, o kad taip būtų visi iki vieno žiauriai pozityvus ir faini, tikrai nedažnai būna. Bliam, kaip faina, net naktį rašinėjau video, įsivaizduot, manęs nematot, o aš kalbu, tai labai gerai. Tai man turėt fainą, kai taip yra, ir nefaina, kai reikia dirbti su pergerusiais, su kominiais ten ir visokiais kitais. Labanaktis.